Aš esu brolis Benediktas, džiaugiuosi galėdamas į jūs kreiptis būtent iš Vilties miesto bažnytėlės su ypatingu palaiminimu. Žinote, kūčių vakarienė vyksta labai paprastoje aplinkoje. Ir jeigu dar giliau pažvelgsime, tai ir mūsų civilizacija, vakarų Europos civilizacija prasidėjo nuo labai paprastų dalykų. Tai yra nuo neturtėlių, nuo Juozapo, Marijos ir gimdymo tvartelėje. Tai fantastiška. Nuo labai paprastų dalykų. Ir aš galvoju, kad jums, kurie esate Sanktijos nariai, labai svarbu tęsti kelionę šitoje civilizacijoje su labai paprastais dalykais ir juos labiausiai vertinti. Jėzų atėjo pagarbinti 3 karaliai pagal tradiciją, 3 magai, 3 astrologai, įvairiai jos įvardė. Ta vaikelį, kuris gimė Betliejaus tvartelė, ateina pagarbinti pasaulio didžiūnai. Ir tai yra užuomina, kad ir mes turėtume gyventi ir apsieiti labai paprastais dalykais, nekomplikuoti savo gyvenimo. Ir tai, kas yra, tarkime, pigiausia šitame pasaulyje, yra labiausiai reikalinga žmogui. Kalbu apie vandenį. Žmogus be vandens negali gyventi. Kol kas dar mes jau pradėjome už vandenį mokėti, bet tas procesas visai nesenai prasidėjo. Kitas dalykas yra oras. Irgi nieko nekainuoja. Na, aišku, jeigu nori jau labai skrendi į Himalajus ir išleidi krūvas pinigų. Bet vanduo, oras, visa tai, kas yra paprasta, yra labiausiai mums reikalinga. Ir kuo daugiau, reiškia, kaina kyla, tuo mažiau jie mums tie daiktai yra reikalingi. Tai aš ir laiminu ir tikrai meldžiu, kad kuo daugiau atsirastų žmonių, kurie nekomplikuoja nei savo gyvenimo, nei kitų. Būkime palaiminti. Su Dievu.